Labą rytą, labai malonu būti čia, ačiū labai už kvietimą dalyvauti. Aš į pačią tematiką pasižiūrėjau iš mokslinės, iš praktinės, teisinės pusės, su kuria norėsiu su jumis ir pasidalinti, labiau suprasti tematikos problematiką, pabandyti pasižiūrėti, kaip užsienio valstybės žvelgia į šią temą, na ir pateikti tam tikras rekomendacijas, kaip galėtume mes šioje tematikoje judėti pirmyn. Apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, tačiau privatumas kaip vertybė, kaip pati koncepcija, jinai kyla ir iš kitų teisės aktų, tai yra iš mūsų Konstitucijos visų pirma 22 straipsnio, taip pat iš asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Tai šita vertybinė pusė, jinai yra labai stipri, jinai yra nekvestionuojama ir jinai yra papildoma europinių reguliavimų, tai yra bendrojo duomenų apsaugos reglamento tiesioginių taikymų Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje. Tai mes šalia mūsų lietuviškos konstitucijos mes turime ir bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuris turi privalomai būti taikomas Lietuvoje, pritaikant būtent visus ir ankstesnių pašnekovų minėtus principus, kaip duomenų minimizavimą, tikslų apibrėžtumą, proporcingumą. Tai čia yra viena medalio pusė. Tada mes kitoje medalio pusėje turime viešąjį interesą. Viešasis interesas tai yra mūsų visuomenės gerovės užtikrinimas. Ir pavyzdžių gali būti tikrai labai daug. Į visus mes šiandieną neeiname, mes šiandieną akcentuojamės ties archyvavimu, kuris taip pat yra užtikrinamas irgi teisės aktuose ir jis yra taip pat, jo nuostatos yra įtvirtinamos kaip viešojo intereso apsauga. Taip. Taigi, kalbant apie tų dviejų koncepcijų susidūrimą, mes galime pasakyti, kad privatumas yra nekvestionuojamas. Mūsų visų asmens duomenų teisės, jos yra įtvirtintos ir jos yra nekvestionuojamos, tačiau tam tikrais ir labai tiksliai apibrėžtais atvejais jos gali būti apribojamos, taip sakant, jom gali būti taikomos tam tikros išimtis. Tai šioje vietoje mes ir turime kalbėti apie tą išimties aišku labai tikslų detalizavimą. Apie archyvo reikšmę, vertę aš tikrai nekalbėsiu, čia buvo labai gražiai pirmame pranešime apie reikšmę, vertybės ir apskritai, kad tai yra tikrai ne duomenų saugykla, kad tai yra mūsų kultūrinio paveldo dalis, tai čia nekvestionuojama yra šitie dalykai. Tik tai čia būtent ir kyla tas didysis klausimas ir ta įtampa tarp privatumo ir viešojo intereso apsaugos. Kai nėra labai aiškių apibrėžtų taisyklių, tada perduodančioms įstaigoms gali kilti tikrai labai daug abejonių, netikrumų dėl būtent to viešo intereso įgyvendinimo pačio. Tai šitoj vietoje teisė yra kaip instrumentas tai sureguliuoti ir pasiūlyti tam tikrus sprendimus, kad tiesiog tas visas procesas, tos visos įtampos, jos būtų labiau pašalintos. Ir čia kyla tas didysis klausimas, kaip tą sustiprinti pasitikėjimą archyvais, kad ta įtampa jinai sumažėtų tarp perduodančių institucijų ir tarp to archyvavimo. Taigi, jeigu mes pažvelgsime konkrečiai į
duomenų apsaugos reglamentą, tai jo 89 straipsnis mums pasiūlo tokį, aš iš praktikos pavartosiu tokį žodį, pratimą iš trijų dalių, tai yra iš proporcingumo, būtinybės bei apsaugos mechanizmų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, kaip žodžiu, tą klausimą galima būtų išspręsti. Na ir čia kiekviename iš šitų principų galima užduoti konkrečius klausimus, ar archyvuoti duomenis tiesiogiai tarnauja nurodytam viešajam interesui, ar istoriniam tikslui. Būtinybės principas, ar anonimizuoti duomenis galėtų pasiekti tą patį tikslą, ir apsaugos mechanizmai. Ar apsaugos mechanizmai galėtų būti taikomi, ar šifravimas galėtų duomenų būti taikomas, ar archyvo naudojimas ribojamas viešojo intereso tikslais, istoriniais tikslais, ar yra atliekami auditai. Tai prie šito pratimo aš dar sugrįšiu kažkiek, pristatysiu šiek tiek kaip kitos šalis. Kitose šalyse tai tikrai nėra toks klausimas, kaip pasakyti, šviežias, kad tai šie klausimai buvo analizuoti žymiai anksčiau ir savo nacionaliniais teisės aktais, ne tik su bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu. Taigi, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje duomenų apsaugos reglamentas leidžia daryti tolimesnį apdorojimą, archyvavimo, viešojo intereso ir mokslinių tyrimų tikslais. Taip pat atleidžia nuo duomenų sunaikinimo reikalavimo bei teisės būti pamirštam. Ir tai yra aiškiai įtvirtinta reguliavime. Škotijoje, pavyzdžiui, irgi yra įtvirtintos tam tikros taisyklės, kad leidžiama naudoti asmens duomenis atvirose bylose tyrimams, jeigu tai atitinka tam tikrus teisės aktus, bei turi nustatytas dar plus saugumo priemonės. Ir yra dar numatytos taisyklės išimtis, kada tokie duomenys negali būti panaudojami, kokiais atvejais. Airijoje, pavyzdžiui, įrašai, kuriuos verta saugoti visam laikui, taip pat yra išimami iš duomenų apsaugos reglamento reikalavimų. Archyvavimas yra galimas, jei įrašai pripažįstami vertingais daugiatiksliniam naudojimui. Ir vienas iš dar Belgijos pavyzdys yra, kad renkami ir saugomi įrašai, kuriems jau praėjo 30 metų, įskaitant asmens duomenis, nors konkrečios išimtis nėra aprašytos, pateikiama prieiga tyrėjams su privačios informacijos apsauga. Ir vienas iš geriausiai cituojamų ir tikrai šauniausių pavyzdžių yra Europos vaistų agentūros pavyzdys, kai jie perdavinėjo duomenis Europos istoriniai archyvavimo institucijai ir prieš perdodant tuos duomenis jie atliko detalę duomenų atranką, anonimizaciją, redagavimą ir originalių įrašų perdavimą kartu su redaguotomis kopijomis. Taigi iš visų šitų užsienio patirčių bei iš anksčiau mano pristatyto pratimo galima pamatyti tam tikras bendrybės, tam tikrus bendrus kriterijus, kad būtent šitie visais atvejais turi būti teisinis pagrindas, visais atvejais turi būti nustatyta teisės akte, tiksliai parašyta viešojo intereso išimties tas pagrindimas ir taip pat turi būti grindžiami tie bendrieji kriterijai kaip būtinybė, kad renkami tik tie duomenys, kurie yra būtini viešai užduočiai atlikti, proporcingumas, apdorojimo apimtis, mastas visais atvejais visada turi balansuoti su privatumo rizika ir mes turime galvoti į priekį, mes turime jau šiais laikais tikrai galvoti apie konkrečias apsaugos priemonės. Tai yra pritaikyti saugumo, prieigos kontrolės, ištrynimo tam tikras taisyklės. Taigi
Apibendrinant tokį mano trumpą, sudėjau kiek įmanoma daugiau tokios informacijos, kad vis dėlto, kalbant apie tas dvi medalio pusės, privatumą ir viešąjį interesą, tai privatumas visais atvejais jis yra labai labai svarbus, jis yra prioritetinis dalykas. Tačiau viešasis interesas tam tikrais įstatymuose numatytais atvejais jisai turėtų būti labai aiškiai reglamentuotas, taisykliškai apibrėžtas ir įgyvendinamas labai aiškiai. Ir kogi mes galėtumėm pasimokydami, žvelgdami į priekį, kaip buvo konferencijos pradžioje pasakyta apie tokį gražų impulsą šiandieną, tai jis tikrai galėtų būti labai gražus, kad mes galėtume jau pradėti galvoti apie tokį aiškesnį, tikslesnį teisinį reglamentavimą, kad tiek archyvams, tiek perduodančioms institucijoms būtų tiesiog paprasčiau dirbti. Ir tuose taisyklėse mes įvardintume detalius kriterijus, kada būtų leidžiamos išimtis, rekomendacijas duomenys perduodančioms institucijoms dėl aiškaus duomenų apdorojimo proceso su tiksle rekomendacija, kaip dokumentuoti, kaip anonimizuoti, kaip duomenų valdymos politikose aprašyti visus kriterijus, galų gale, kad visuomenė žinotų apie tuos dalykus, kaip tas viešojo intereso apsaugos išimtis, kaip jinai yra įgyvendinama. Ir taip pat būtų rekomenduotina peržiūrėti duomenų saugojimo terminus, ne tik poįstatyminiuose teisės aktuose, tyrėjų teisių įtvirtinimo gali mes apgalvoti. Na ir kaip minėjau, kad šitam visam klausime taip pat mes turime įtraukti ir bendruomenės ir taip pat skaidrinimą visuomeniai, kad tai taptų aišku tiek patiems tyrėjams, tiek perduodančioms institucijoms, kad visoms šalims tos taisyklės jos sudėtų pagrindus veikti paprastai ir aiškiai. Na ir žinoma, kad, kaip aš minėjau, kad tarptautinių gerųjų praktikų tikrai yra jau nemažai, įdirbis yra padarytas, tai mes nepradėtume nuo nulio, mes galėtume galvoti apie tų taisyklių sukūrimą tikrai jau turint tam tikrą pagrindą. Tai būtų trumpai tiek. Ačiū labai.